Sveiki! Šiandien gilinamės į temą, kuri skamba beveik neįtikėtinai – kaip garsas. Taip, paprastas garsas gali gydyti kūną. Kalbėsime apie smūginės bangos terapiją. Tai tokia galinga, bet kartu visiškai neinvazinė medicinos technologija. Skamba lyg iš mokslinės fantastikos filmo, ar ne? Bet pasirodo atsakymas yra tvirtas taip. Taigi, panagrinėkime atidžiau, kaipgi visa tai veikia iš tikrųjų. Tai visų pirma, kas apskritai yra ta smūginė banga? Pasirodo, jos prigimtį mes patyrėme kur kas dažniau, nei galėtume pagalvoti. Žinote, tai nėra kažkokia mistinė energija, o gryniausia fizika. Na, įsivaizduokime griaustinį po žaibo smūgio ar tą bumptelėjimą, kurį sukelia viršgarsinis lėktuvas. Būtent tai ir yra smūginės bangos. O medicina tiesiog rado būdą, kaip šią gamtos jėgą, suvaldyti ir panaudoti gydymui. O štai dabar pats įdomumas. Čia matoma ta aštri staigi viršūnė. Tai tikrai ne kokia švelni ultragarso bangelė. Tai yra trumpas, bet neįtikėtinai galingas energijos impulsas, tikras smūgis. Ir būtent tas staigus slėgio šuolis, po kurio iškart eina neigiamo slėgio fazė ir yra visas raktas į gydomąjį poveikį. Gerai, bet kyla klausimas. Kaip tokį tikslų ir galingą impulsą pavyksta sukurti medicininėme aparate? Na, tam žinoma, prireikia tikrai išmanių inžinerinių sprendimų. Ir iš tiesų, nesvarbu kokia technologija pasitelkiama, ar tai būtų kristalų virpinimas ar povandeninė kibirkštis, galutinis tikslas visada yra vienas ir tas pats – sugeneruoti akustinę bangą ir labai tiksliai nukreipti ją ten, kur labiausiai reikia pagalbos. Čia svarbu suprasti, kad yra du pagrindiniai šios terapijos tipai. Fokusuotos bangos, jos veikia tarsi koks akustinis lazeris, giliai ir labai tiksliai. O štai radialinės bangos labiau primena masažą, jos pasklinda plačiau paviršiniuose audinyse. Tad pasirinkimas, žinoma, priklauso nuo to, kokio gylio ir dydžio yra gydomas sritis. Gerai, su fizika lyg ir aišku. Bet dabar pats įdomiausias klausimas. Kaip fizinis pastūmis virsta biologiniu atsaku? Štai čia ir prasideda, sakyčiau, tikroji magija. Visas procesas vyksta tarsi dviem žingsniais. Pirma, banga tiesioginė to žodžio prasme fiziškai supurto ląsteles. O tada ląstelės, pajutusios šį mechaninį stresą, atsako ir palaidžia ištisą biocheminių signalų laviną. Tai tarsi joms būtų duotas signalas dėmesio, čia reikia pagalbos. Moksliškai šis procesas vadinamas mechanotransdukcija. Bet jei visai paprastai, tai yra tiesiog ląstelių gebėjimas fizinį stimulą paversti biologiniu signalu. Ir būtent dėl to smūginė banga neardo audinių. Ne, ji tiesiog, tarsi paspaudžia mygtuką, kuris įjungia natūralius organizmo gyjimo mechanizmus. Na, kai jau aišku, koks yra veikimo principas, visai nenuostabu, kad ši technologija pritaikoma neįtikėtinai plačiai. Pavyzdžiui, vienas iš klasikinių atvejų – lėtinis padų fascitas. Kitaip tariant, tas įkyrus kulno skausmas. Arba tarkim, tenisininko alkūnė, kuri beje kamuoja anaiptol ne tik sportininkus. Ir netgi peties kalcifikuojantis tendinitas. Čia terapija padeda efektyviai suskaidyti susidariusias kalcio nuosėdas ir atkurti judesį. Bet pala, tai dar tikrai ne viskas. Štai dabar prasideda patys netikėčiausi dalykai. Ši technologija taikoma gydant lėtai gyjančius kaulų lūžius, lėtinės žaizdas, netgi erekcijos disfunkciją ir pritaikoma dermatologijoje bei estetinėje medicinoje. Taip, pritaikymo spektras yra tiesiog stulbinantis. Žinoma, kaip ir su bet kuria medicininė procedūra, ji tinka ne visais atvejais, todėl labai svarbu aptarti ir saugumo klausimus. Yra labai aiškios taisyklės, kada šios terapijos taikyti negalima. Pavyzdžiui, jei gydomoje srityje yra piktybinis navikas, nėštumo atveju arba jei banga paveiktų plaučių audinį, galvos ar nugaros smegenis. Taip pat esant rimtiems kraujokrešėjimo sutrikimams. Čia saugumas be abejo yra svarbiausia. Tačiau gera žinia ta, kad šalutinis poveikis yra tikrai retas ir, gana menkas. Dažniausiai tai gali būti nebent laikinas paraudimas, nedidelė mėlynė ar trumpas jautrumo padidėjimas toje vietoje. Taigi, jeigu reikėtų viską sudėti į vieną sakinį, kas tai yra neinvazyvius būdas, pasitelkiant tiksliai nukreiptą akustinę energiją, pažadinti paties organizmo gebėjimą atsinaujinti. Ir visa tai, žinoma, verčia susimąstyti, jei jau dabar, pasitelktami garsą, galime pasiekti tokių rezultatų,
Tai kokios dar neįtikėtinos galimybės atsivers ateityje, kai išmoksime dar geriau kalbėtis su savo kūno ląstelėmis?